Labas rytas, pradedame šiandien pirmąją spaudos konferenciją, kurioje dalyvauja Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Prašom. Labas rytas. Šiandien prasidėjo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Visi mūsų šalies piliečiai, kurie yra rašyti į rinkėjų sąrašus, o tokių mes turime beveik 2,7 milijono, 2307 rinkimų apylinkių gali pareikšti savo valią. Taip pat balsavimas vyksta ir užsienio ambasadose ir konsulatuose. Mums tik iš Kolumbijos perdavė, kad jų visi rinkėjai yra balsavę jau vakar ir šiandien ten balsavimo turbūt nebus. O šiaip kitose ambasadose, konsulatuose vyksta balsavimas. Ir turiu pasakyti, kad rinkėjų aktyvumas yra didesnis. Jisai buvo rinkėjų aktyvumo padidėjimas buvo stebimas balsuojant iš anksto, ypač Vilniaus mieste, kada labai daug rinkėjų pareiškė norą balsuoti iš anksto ir kad jų rinkėjimų dokumentai būtų nusiųsti tas rinkimų apylinkės, iš kurios yra atvykę. Ir štai dabar mes turime duomenys beveik iš visų rinkimų apylinkių. Yra daugiau kaip 128 tūkstančių rinkėjų jau balsavę iš tų 2,7 milijono. Rinkėjų aktyvumas yra daugiau kaip 5,3%. Ten dar keliolikos apylinkių trūksta, tai aš tikiuosi tas procentas bus tikslesnis. 2004 metais rinkėjų aktyvumas buvo 4,26%, tai yra visų procentinių punktų rinkėjų aktyvumas yra padidėjęs. Turiu pasakyti, kad Vyriausia rinkimų komisija labai daug dėmesio skyrė tam, kad rinkėjai būtų informuoti apie vykstančius rinkimus, apie tai, kad žinotų, kokie yra kandidatai ir kaip atlikti, sakykime, savo pilietinę pareigą, pasirenkant tuos kandidatus, kurie geriausiai atitiktų rinkėjų lūkesčius. Kiekvienoje rinkimų kabinėje yra leidinukas, kuriame surašyti visi daugiamandatės rinkimų apygardos kandidatai. Daugelį rinkėjų, bet ne visus mes galėjome išleisti tokį tiražų, pasiekė mūsų leidinys Pasirinkimas 2008. Kiekviena rinkimų apygarda, maždaug 14 tūkstančių tiražų, yra išleidus leidinį, kuriame yra surašyti visi tos rinkimų apygardos vienmandačių rinkimų kandidatai. Taip pat Vyriausia rinkimų komisija turėjo galimybę pasirūpinti ir mūsų neregiais. Brailio raštu yra išleistas leidinys, kuriame yra surašyta visų partijų trumpos programos, tai yra ir kandidatų sąrašai. Tai irgi, aš manau, padės mūsų žmonėms pasirinkti. Taip pat yra pasirūpinta ir mūsų jauniausiais rinkėjais, kuriems 18 metų sukako tik šiemet ir kurie yra gimę po kovo 11-osios ir jie yra tokio pat amžiaus kaip ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybė ir štai šiemet atvyksta pirmą kartą balsuoti. Kiekvienam iš jų, o jų yra 32 tūkstančiai, Vyriausioji rinkimų komisija parengė tokį leidinuką Lietuvos Respublikos konstitucijos brošiūrą, kuriame bus apylinkė rinkimų komisijos pasirūpins įrašyti to jauno rinkėjo vardą, pasveikinti jį atvykus balsuoti ir įteiks šį leidinuką. Dėl kitų dalykų, tai aš jau kaip minėjau, kad apylinkių rinkimų komisijos pradėjo dirbti sklandžiai, kokių nors pažeidimų didesnių nėra mums žinoma, bent jau pats didžiausias pažeidimas, kiek mus dabar pasiekė, iš Mindaugo rinkimų apylinkės, tai yra Vilniuje atliktoje apylinkė, ten komisija išsigudrino balsadėžės spauduoti iš vakaro, užantspaudavo patalpas, o iš ryto nusprendė, kad balsadėžės nereikia atspauduoti. Tai aš manau, elgesys yra tos komisijos nepriimtinas ir aš manau, tai sukelia daug rūpesčio stebėtojams, kurie dabar labai atidžiai žiūrės, ar toje balsadėžėje kažkas tokio nėra atitikę nepriimtino. Daugiau apie kokius nors pažeidimus, kurie turėtų kokios tai įtakos sutrikimams balsuojant rinkimuose, mes neturime. Turiu pasakyti kitą, kad Vyriausia rinkimų komisija labai glaudžiai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir yra daroma viskas, kad nebūtų jokio rinkėjo papirkimo, o jeigu tokie faktai pasitaikytų, kad kaltieji asmenys būtų sulaikyti ir nubausti. Kol kas, informacijos kokios nors, mes neturim,
Bet aš žinau, kad teisėsaugos institucijos kai kuriais atvejais turi susirūpinimą keliančių žinių ir aš tikiuosi, kad, sakykime, kokiem negatyviam faktam bus padaryta viskas, kad būtų užšviestas kelias. Pas mane viskas, ačiū uždėmesį. Jeigu yra klausimų. Taip, iš tikrųjų, kartais mūsų rinkėjai klausia dėl rinkėjų sąrašų. Čia turbūt bendra informacija, mes jau keletą kartų esam sakę, rinkėjo pažymėjimo nebuvimas nėra jokia kliūtis rinkėjams dalyvauti rinkimuose. Jie turėtų atvykti tą rinkimo apylinkę, kurioje yra deklaravę gyvenamą vietą. Turim dar dvi kategorijas rinkėjų, tai yra, kurie deklaravo savo gyvenamą vietą, taip paprastai sakant, prie savivaldybės arba įrašyti į tą rinkėjų sąrašo apskaitos, kurie irgi prie savivaldybės, kurie neturi tos gyvenamosios vietos, kur kitur deklaruoja. Tai jų sąrašai yra tose rinkimo apylinkėse, kur yra savivaldybės pastatas. Vilniui, čia yra ten, reiškia, greta, reiškia, savivaldybės rinkimo apylinkė. Kaune tas pats ir visose kitose miestuose. Rinkėjas atvykęs į tą rinkimo apylinkę, pateikia dokumentą ir mes jį be jokio vargo turim galimybę įrašyti į rinkėjų sąrašą. Dar turim kategoriją rinkėjų, kurie absoliučiai nėra niekur deklaravę gyvenamosios vietos, tai jie galėtų kreiptis į vyriausią rinkimų komisiją, bet tokių rinkėjų yra labai nedaug. O tie rinkėjai, kurie yra deklaravę gyvenamą vietą ir rašyti į rinkėjų sąrašus, jie turi vykti balsuoti į savo rinkimo apylinkę. Nors mes jau gaunam nepasitenkinimą skambučių, kad štai pilietis gyvena Biržuose, o labai norėtų balsuoti Šiauliuose. Atstumas labai nedidelis. Jeigu mes rinkėjai įrašytumėm į Šiaulius, galimybės patikrinti, ar jis nėra balsavęs iš anksto, ar jis nebalsuos Biržuose, mes praktiškai jokios neturim. Ir įstatymas jo labiau kategoriškai draudžia perkelinėti rinkėjas ir iš rinkėjų vieną sąrašą į kitą rinkimų dieną. Nes leidžiama rinkėjai balsuoti tame rinkimo apylinkėje, kuris yra įrašytas. Tai aš tikiuosi, kad rinkėjai mus puikiai supras, rinkimų teisė turi būti įgyvendinama, labai tiksliai vienas rinkėjas, vienas balsas ir tas procedūras, kurios nustatytos atlikti rinkėjams, yra būtina atlikti. Manau, kad surasti rinkėjai, kur jisai balsuoja, yra pasinaudojus telefonu 1855, tie, kurie turi kompiuterius, veikia dar ir mūsų rinkėjo pažymėjimas spausdinimas internetu, labai lengva suspausdinti interneto pažymėjimą rinkėją turint savo asmens dokumentų ir kreiptis į tą rinkimą apylinkę. Kitas labai dažnai užduodamas klausimas mums yra, kaip užpildyti rinkimų biuletenius. Tai turiu pasakyti, kad turbūt vienmandatis rinkimų apygardos biuletenių užpildyti yra labai paprasta, ten yra kandidatų pavardės, tai tą kandidatą, kurį renkasi rinkėjas, paprasčiausiai prie jo pavardės reikia pridėti kryžiuką. Jokių būdų nežymėti dviejų kandidatų, jokių būdų nežymėti kokių nors kitokių žymių. Paprasčiausiai uždėti tą žymą, kuri yra biuletenyje. Daugiamandatės rinkimo apygardos biuletenio reitingavimas susideda iš dviejų etapų. Pirmas etapas yra pasirinkimas partijos, kandidatų sąrašo, už kurį rinkėjas balsuoja ir jį pažymėti irgi ženkliuku, taip rinkėjas atiduos savo balsą už partiją, pagal tą balsą bus skaičiuojama, kiek partija gauna kandidatų vietų, kiek gauna mandatų. O, reiškia, antrasis balsavimas yra reitingavimas, pirmumo balsų suteikimas. Pačioje biuletenio daugiamandatės rinkimo apygardos, tas pavyzdys yra taip pat ir balsavimo kabinai, rinkėjas gali pažymėti 5 kandidatus, kurie jam labiausiai patinka. Reiškia, ar jam patinka partijos lyderis, jis paprastai įrašytas pirmoji numeriu, antrasis sąrašo kandidatas, trečiasis ir taip kurį kandidatą, nesvarbu, kurioje vietoje rašyta, kad ir paskutinį ar iš sąrašo vidurį rinkėjas gali pažymėti vieną kartą tame laukelį. Jeigu tame laukelį nepažymės rinkėjas, tai reiškia, kad sąrašo eilės palieka sudaryti kitiems kandidatams, kitiems rinkėjams, atsiprašau, sąrašo eilė bus nuskaičiuojama, sudedant pirmo balsus tuose laukeliuose, kurie yra pažymėti. Ir tokiu būdu gausis, kad rinkėjas nebus realizavęs savo teisę. Tuomet aš vis dėlto raginčiau visiems pasinaudoti tą teisę ir surašyti kandidatų numerius, kurie rinkėjai atrodo